Palūkanų komisinių mokėjimų automatinis detalizavimas. Šis vaizdo įrašas skirtas pademonstruoti, kaip sukonfigūruoti sistemoje detalizacijos šabloną ir jį automatiškai priskirti importuotiems mokėjimams, kurių paskirtis palūkanos komisiniai. Taigi pradėkime. Administravimo modulyje srityje detalizacijos šablonai sukurkime naują šabloną. Spauskime mygtuką Naujas. Nurodykime šablono kodą ir pavadinimą. Nurodykime detalizacijas ir jų reikšmes, kurios bus vėliau naudojamos. Detalizacijų šabloną išsaugokim. Įsiminkime detalizacijos šablono kodą ir nurodykime jį programos nustatymuose. Suvestą informaciją išsaugokim. Kai atlikome konfigūraciją, dabar galime importuoti mokėjimus ir patikrinti, ar palūkanoms. Importuokime mokėjimus. Atidarykime importuotą mokėjimą ir patikrinkim priskirtas detalizacijas. Matome, kad priskirtos detalizacijos yra būtent tokios, kokios buvo nurodytos detalizacijų šablone. Mokėjimą galima tvirtinti į apskaitą.